Aptarus bendruosius žmogaus elgsenos išmokimo procesus, įsigilinus į tai, kaip priimamas į žmogaus gyvenimą vienas ar kitas elgsenos modelis, kokie esminiai veiksniai gali paveikti sprendimą, ar konkreti elgsena laikytina efektyvia ar ne, aktualu įvertinti ir individualias atskirų klientų grupių charakteristikas. Dirbant su socialinės rizikos grupės šeimomis, viena esminių ir svarbiausių grupių tarp klientų yra vaikai. Visgi socialinės rizikos grupės šeimos išskiriamos tada, kai kalbame apie negebėjimą tinkamai pasirūpinti nepilnamečiais. Taigi, socialinis darbas su nepilnamečiais. Aktualu išskirti keletą esminių vaikų grupių, kurios kiekviena pasižymi specifinėmis charakteristikomis, sąlygojančiomis jų elgseną. Visų pirma, tai neįgalūs vaikai. Neretoje socialinės rizikos šeimoje auga vaikai pasižymintis specifiniais poreikiais. Kartais tai sveikatos poreikiai fizinėme lygmenyje, kartais tai tiesiog ganėtinai aukšto išreikštumo pedagoginis apleistumas, kartais tai su asmenybės raida psichologinėme lygmenyje susiję sutrikimai. Kartais ir fiziologinį pagrindą turintys sveikatos nesklandumai. Taigi neįgalūs vaikai. Tai yra specifinė vaikų grupė pasižyminti aukšto jautrumu aplinkai, pasižyminti specifinėmis charakteristikomis reikalaujančiomis iš tėvų, iš globėjų, itin stipraus nusiteikimo atiduoti save vaikui, gebėjimo tiksliai planuoti laiką, gebėjimo atjausti, gebėjimo augti kartu su vaiku, nuolat plėsti savo kompetencijas. Tai vaikai keliantis aukštus reikalavimus aplinkai. Jiems dažnai reikia ne tik tėvų ar įtėvių pagalbos augant, papildomos pagalbos, itin reikšmingos pagalbos. Tai vaikai, kuriems reikia ir specialistų pagalbos. Neįgalaus vaiko buvimas šeimos aplinkoje, šeimoje, neretai yra trauma ar tiesiog sunkus gyvenimo įvykis ir elementas tėvams arba globėjams. Visų pirma, tai stigmos susijusios su nepripažinimu visuomenėje, su savito tikėjimu apie visuomenės vertinimus, priėmimas tėvų vaidmenyje. Toks tėvų elgesys ir požiūris gali apriboti jų kontaktą su vaiku, gali reikšti per didelę globą, gali reikšti papildomus apribojimus vaikui, vilčių iškreipimą vaikų atžvilgių. Socialiniam darbuotojui labai aktualu padėti tėvams pamatyti patį vaiką kaip asmenybę, kuri vystosi. Tiesiog jai reikia specifinės pagalbos kiekvienu konkrečiu individualiu atveju. Čia labai aktualu padėti tėvams gauti reikiamą visuomeninį palaikymą, padėti gauti valstybės palaikymą, konsultavimą specialistų tarpe, nukreipti tėvus tinkamą elgsenos linkme, žaidžiant, vystant vaiko asmenybę. Neįgalūs vaikai tai asmenų grupė, kuriems ir patiems reikia specifinio dėmesio. Augdami jie pasižymi tipinėmis charakteristikomis būdingomis kiekvienam sutrikimui individualiai ir aktualu juos tinkamai suprasti. Jei turime specifinį pasaulio suvokimą, tiek socialiniai darbuotojai, tiek vyresnieji šeimos nariai kažkuria prasme privalo įsisąmoninti, jog greta jų pasaulėžiūros
greta jų suteikiamų pavadinimų aplinkai, joje esantiems objektams ir procesams, mažas žmogutis, auganti asmenybė, suteikia visai kitas prasmes. Gyvena visai kitaip, pastebi naujas vertes, su kuriomis neretai yra sudėtinga susigyventi. Ir jei net prosocialioje šeimoje dažnas tėvas, auginantis neįgalų vaiką, susiduria su sunkiomis akimirkomis, kai užduoda savo klausimą, na kaip mano mažasis negali manęs suprasti. Juk tiek kartų kartojau. Socialinės rizikos grupės šeimoje, kai tėvai arba globėjai pasižymi socialinių įgūdžių trūkumų, jų nepakankamų išsivystymų, turime atkreipti dėmesį į tai, kad tėvai patys ne visada yra įgalūs iš pat karto priimti reikiamas nuostatas. Jas būtina vystyti, stiprinti ir nuolat palaikyti. Kadangi tai yra besitęsiantis procesas, vaiko auginimas. Nuolatinis ir tęstinis palaikymas, nuolatinis konsultavimas ir nuoširdi žmogiška atjauta būtina. Nes krizė, asmeninė krizė, pradėjimas save kaltinti, psichologinė saviagresija tėvų pasaulyje gali pasireikšti bet kada. Svarbi vaikų grupė yra ir našlaičiai. Tai tėvų, genetinių tėvų neturintys vaikai arba vaikai, kurie pateko pas globėjus arba į vaikų globos įstaigą dėl sunkių gyvenimo aplinkybių. Dėl to, kad tėvams buvo apribotos tėvystės teisės. Tai aplinkybės, kuriuose vaikai yra pradėję formuotis neretai ydinga linkme, išmokę nekorektiškų, kartais net asocialių prasmių suteikimo socialinės aplinkos objektams, procesams. Tai vaikai, kurie savitai mato pasaulį, turi įpročius ir išmoktus elgsenos modelius, paskatinančius ydingai vertinti savo poreikius, ydingai formuluoti savo norus ir tikslus. Ir tada vaikui labai svarbu padėti suprasti, jog yra galimybė prosocialiai vertinti save, galimybė pajausti savirealizaciją ne agresyvių elgesių, nepabėgant nuo visuomenės, nejaučiant pasipriešinimo poreikio, nejaučiant poreikio užsidaryti ir atmesti aplinkos pagalbą. Aktualu padėti tokiems vaikams įveikti saviagresiją tylioje formoje, paslėptoje formoje. Juk neretai našlaitis pats jaučiasi kitoks. Jis jaučiasi nuskriaustas dėl to, kad neturi galimybės gauti iš tėvų ar kartais ir globėjų to, ką norėtų gauti, to, ką mato kitų vaikų gyvenime, kaip turiningą ir nuostabų, idealizuojamą laisvalaikį arba santykį su vyresniaisiais kitų vaikų šeimų nariais, pagalba, paskatinimus. Aktualu suprasti, jog tiesiog paskatinimo tokiam vaikui, tiesiog turiningos veiklos negana. Nes neretai našlaitis, turėdamas savitą pasaulio suvokimą, gaudamas visą eilę paskatinimų ir jo gyvenimo praturtinimą kultūrinėmis veiklomis, galimybėmis lankyti būrelius, gauti specifinę pagalbą, aplinkui šituos reiškinius jis priklijuoja savitas vertes. Jis suvokia, kad nemažą dalį materialiai įvertinamų gėrybių jis įgyja dėl našlaičio statuso. Greta
šios nuostatos greta šio suvokimo palaipsniui gali įsitvirtinti nuskriaustojo vaidmuo. Nuskriaustojo įsitvirtinimo pozicija komunikacijoje ir gyvenime. Lyg pasaulis yra kažkas skolingas tokiam vaikui, lyg aplinkiniai turėtų jam padėti dėl to, kad jis yra našlaitis. Įsitvirtinus tokio tipo nuostatai, labai sudėtinga ją atstatyti į požiūrį į save kaip į normalų asmenį, kuris gali ir privalo veikti, kuris turi vystytis tinkamą linkme, kuris turi veikti pagal galimybės savarankiškai, kuris turi kelti savo visuomenėje priimtinus reikalavimus, ugdyti jų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir tinkamą visuomenėje pageidautiną šių vertybinių nuostatų turinį. Neretai našlaičiai jautriai reaguoja į galimybės save realizuoti visuomenėje, kaip ir paprastam vaikui, gyvenančiam įprastoje prosocialioje šeimoje, šiuolaikinėje visuomenėje būdinga savirealizacija akcentuoti per materialinės gėrybės, neretai pamirštant dvasinį, psichologinį vystymąsi, galėjimą, atliekamų darbų kokybę ir reikalavimų savo nuolatinį kėlimą ir jų kokybinį modifikavimą į vis aukštesnį lygmenį. Aktualu jiems parodyti, kad jie gali save realizuoti veikdami, kad jie gali siekti vis aukštesnių, vis sudėtingesnių tikslų. Aktualu padėti jiems išsikelti naujus savęs vertinimo kriterijus, naujus savęs ir savo užimamos pozicijos visuomenėje pavadinimus. Iš našlaitis į norintis jaunuolis, į norintis vaikas, norintis paauglys, besistengiantis paauglys. Vaikai augantis nepilnoje šeimoje taipogi svarbi klientų grupė. Nepilnos šeimos, kaip jau aptarta, pasižymi specifiniais gyvenimo procesais, neretai pasižymi ganėtinai oficialių, ganėtinai nevisaverčių santykių tarp tėvų arba globėjų ir vaikų. Neretai tai nutinka dėl keletos skirtingų priežasčių. Visų pirma, dalis tėvų stengiasi kompensuoti vaikui abu tėvus ir taip skiria labai didelę dėmesio dalį, tačiau už papildomą laiko skirimą, už papildomas pastangas nejučiomis iš vaiko yra reikalaujama pernelyg greito suaugimo, pernelyg greito atsakomybės prisiėmimo, atsvaros tuštumai, kuri yra suaugusiojo gyvenime dėl nesančio greta sutuoktinio, sugyventinio. Vaikai augantis nepilnoje šeimoje gali būti ir tik formaliai aprūpinti gerbūviu. Ilgai nestandartinę darbo dieną turintys tėvai neretai gali tik formaliai prisidėti prie vaiko auklėjimo. Nutinka aplinkybės, kai ilgus vakarus galintis savarankiškai leisti vaikas išmoksta pastebėti, kaip reikia elgtis, kad tėvas, mama ar globėjai auginantys vaiką nebepastebėtų, negalėtų įvertinti, kurioje vietoje vaikas pagražino teisybę, pagražino situaciją. Vaikai išmoksta šiek tiek pameluoti ir tada pradeda dvilypį gyvenimą. Savirealizacijos jie ieško ne prosocialioje veikloje, tačiau neretai patirdami sunkumų mokykloje, neretai patirdami komplikuotą komunikaciją su bendramžiais, jie ieško savirealizacijos ir savęs patvirtinimo ten, kur jiems yra efektyvu, kur ganėtinai primityviais metodais galima pasakyti savo, aš esu geras, aš esu efektyvus, aš esu laimingas.
tada dalis vaikų gali pradėti ieškoti jiems suvokiamų efektyvių kontaktų delinkventinėse grupėse. Ir tada vaikai gali pradėti ieškoti savirealizacijos už mokyklos ribų. Prasidėjus problemoms ne tik su saviugda, ne tik su pamokų ruoša, tačiau ir su pamokų lankymu, vaikams vis efektyvesniu gali pasirodyti buvimas kitur. Ten, mokykloje, jie gauna nuolatinę panieką iš bendraklasių. Įvardyjimą, kad tu nemoki, įvardyjimą, kad tu esi negeras. Patyčias, pašaipas, kurios neretai būna itin paslėptos. Ir net viešai jas stebint suaugusiems, sunku identifikuoti, ar tai yra tiesiog bendravimas, tiesiog situacijos komentavimas iš kitų vaikų pusės, ar tai jau yra patyčios. Juolab, kad dalį psichologinio smurto patys vaikai, patys nepilnų šeimų nariai įvertina kaip smurtą, kaip jautrų emociškai informacinį lauką ir stengiasi nuo jo pabėgti. Jie patys priima sprendimą, kad aplinka jiems yra nepalanki. Jautriai reaguodami į kritiką iš mokytojų, iš auklėtojų, stengiasi būti ten, kur juos lengvai ir greitai priima. Jei tai bus suaugusių nekontroliuojama aplinka, įsivyraus aiškus ir vaikams puikiai suvokiami savęs patvirtinimo kriterijai, kas stipresnius, kas agresyvesnius ir kokios vertės materialinės gėrybės gali sau leisti. Siekdami vis didesnio ir aukštesnio savęs realizavimo asocialia linkme, vaikai gali pasitelkti aiškią nuostatą palaipsniui eiti link nusikalstamo elgesio. Tokiu būdu vystysis elgsenos modeliai, leidžiantys save realizuoti nusikalstamose veiklose, ignoruojant, neigiant poreikius saviugdai, asmenybės vystymuisi, visuomenės priėmimui. Tai apima ir grupę vaikų, kurie yra jau linkę į nusikaltimus. Darbas su šiais vaikais itin sudėtingas, kadangi reikia performuoti ištisą vertybinių nuostatų struktūrą. Nors ji vaikystėje dar yra ne visavertė, tačiau vaikai, kaip ir neretas suaugęs, yra linkę eiti lengvesniu, primityvesniu socializacijos ir savirealizacijos keliu. Negatyvi socializacija, kurioje vaikai linkę į nusikaltimus jau yra, labai modifikuoja suvokimą apie aplinką. Atsižvelgiant į tai, jog nusikalstamos veiklos reikalauja tik momentinių pastangų, priešingai nei sistemingos veiklos mokykloje, jos gali pasirodyti lengvesnės. Tokiu būdu vaikai išmoksta kelti veiklos tikslus, kuriuos labai lengva objektyviai įvertinti čia ir dabar. Objektyvumas nebūtinai bus prosocialios kilmės. Turiu omenyje gautas geras įvertinimas ir pastangos mokykloje, jiems gali atrodyti neproporcingi. Pavogtas saldainis ar kažkokia kita gėrybė parduotuvėje reikalaus taip pat geram įvertinimui žymiai mažesnių pastangų. Vaikams reikia padėti išmokti kelti kitokius tikslus. Mokytis ne dėl pažymio, bet dėl pažinimo. Išmokti pajausti malonumą nuo savęs ugdymo proceso, nuo dalyvavimo pamokose. Taip, tai jau yra komandinis darbas tiek įtraukiant mokyklą, tiek šeimą, padedant tėvams auginantiems
vaikus vieniems, išmokti bendrauti su vaiku. Pastebėti slaptas mintis, išsisukinėjimą. Padėti išmokti tinkamai reaguoti į tokius specifinės vaikų elgsenos požymius. Sugebėti draugiškai, lygiaverčiai koreguoti situaciją, augant kartu su vaiku. Aktualu įvardyti, jog dirbant su nepilnamečiais, stebint jų krizes ir stengiantis jas koreguoti, galima išskirti dvi krizinių situacijų grupės. Pirmoji būtų ryškus, itin svarbus arba svarbiais laikomi gyvenimo įvykiai, pasibaigiantys kaip negatyvūs arba negatyviai suvokiami. Tai gali būti staigios netektys, tai gali būti užpuolimai ir kiti kritiniai gyvenimo įvykiai. Krizė paprastai tęsis nuo 4 iki 6 savaičių. Jei šio laikotarpiu vaikas nesugebėjo priimti pagalbos arba jos negavo, krizė gali chronizuotis. Tokiu būdu bus reikalinga itin ilgalaikė pagalba, formuojant naujus vaiko įpročius, formuojant naujus požiūrius į įsitvirtinusias situacijas vaiko pasaulyje. Antra grupė tai pasikartojantys arba ilgalaikiai traumuojantis įvykiai, kaip patyčios, kaip tėvų nesupratimas, kaip įvairialypiai iškreipti santykiai šeimoje. Ar destruktyvios kritikos paslėptoje formoje buvimas komunikuojant mokykloje tiek su bendraamžiais, tiek su suaugusiais asmenimis. Vėlgi svarbu atsiminti, kad ne tik aplinka gali siekti realizuoti destruktyvią kritiką ir netgi psichinės atakas vaiko atžvilgiu. Vaikas, linkęs į nusikaltimus, vaikas augantis nepilnoje šeimoje, dalį komunikacijos artimoje arba kiek platesnėje socialinėje aplinkoje pats iškreiptai gali vertinti kaip psichinės atakas jo asmeniui ir tokiu būdu savarankiškai formuoti pasipriešinimą visuomeniai, atitolimą nuo visuomenės, jos keliamų reikalavimų, joje toleruojamų normų. Greta šių reiškinių gali pasireikšti kaip ir nuolatinis seksualinis vaiko tvirkinimas. Tai gali būti netiesioginė prasme realizuojami veiksmai, tačiau ir nepilnoje šeimoje arba socialioje šeimoje pasireiškintys atvejai, kai tėvai arba įtėviai ar jų aplinkos asmenys atlieka amoralias veiklas, asocialias veiklas vaikams matant. Net jei pats vaikas nėra smurto objektas, tiesioginio smurto objektas šeimos aplinkoje ar už jos ribų, tačiau nuolat yra liudininkas smurto aktų, ar tarp tėvų, ar už šeimos ribų, kieme ar kitose erdvėse, kur bendrauja, komunikuoja ir veikia savarankiškai, atitinkami poelgiai stebimi aplinkoje gali deformuoti vaiko pasaulį, vaiko vertybinės nuostatas, gali formuoti nesaugumo jausmą, atitinkamai iškreipti sprendimų įvairiose socialinėse situacijose esmę, jų reikšmę, gali formuoti baimės, elgtis, veikti, gali suformuoti iškreiptą vaizdą, jog tik per smurtą ar konkrečius kitus poelgius galima pasiekti norimo tikslo. Savo ruožtu tai vėlgi deformuos tikslo siekimo turinį, tikslo formulavimo procesą. Taip pat svarbu aptarti ir vaikus likusius be tėvų globos, vaikus patyrusius smurtą ar išnaudojimą, mokyklos nelankančius vaikus, vaikus pasižyminčius žalingais įpročiais, pačiais įvairiausiais.
Vaikai likę be tėvų globos, nors ir nebūdami našlaičiai, yra jautri visuomenės dalis, jautri socialinio darbo klientų grupė. Tai vaikai išmokę destruktyvaus elgesio, aplinką vertinantys ne visada adekvačiai. Jų korekcija, jų reabilitacija, resocializacija itin sudėtingas ir itin ilgalaikis procesas. Aktualu padėti jiems formuluoti naujus tikslus, leidžiančius realizuoti save, leidžiančius patirti sėkmę, atliekant tuos veiksmus, tą linkmę, kurią pageidauja visuomenė, kurie atitiktų visuomenės vertybės, nuostatas ir faktinius, tikruosius pačių vaikų poreikius. Tai apima ir darbą su vaikais patyrusiais smurtą ir išnaudojimą. Vaikai, kurie tiesiogiai patyrė smurtą, išmoksta save patvirtinti kaip smurtautojai. Jie ne tik yra baugštus ir nepasitikintys. Jie gali būti priėmę nuostatą, jog efektyviausias tikslo siekimas yra tik tada, kai parodau savo fizinę jėgą. Jog didelis esu tik tada, kai parodau savo fizinę jėgą. Tokiu būdu visi atrodantys silpnesni turi būti pavaldus man kaip konkrečiam individui. Mokyklos nelankantys vaikai – tai specifinė vaikų grupė, kurie susiformavo požiūrį į aplinką beveik asocialiu, o kartais jau yra asocialiu požiūriu į pasaulį, į visuomenę, į joje vykstančius procesus. Pavyzdžiui, vaikinas, kuriam būdinga specifinė raida, nors ir iš esmės atitinkantis bendruosius raidos reikalavimus, atitinkantis psichinio išsivystymo normatyvus, tiki, jog asmenys, lankantys mokyklą ir stengiantis mokytis, yra nevėkšlos. Jo nuomonė žymiai efektyviau ir žymiai tikslingiau yra eiti dirbti. Jis tiki, jog jo atliekamos smulkios vagystės yra darbas. Kiekvieną rytą toks žmogus vaikščioja mieste, ieško, kur kas ne vietoje padėta. Jo pasaulyje resocializacija bus itin sudėtinga, kadangi kiekvieną dieną jis gauna akivaizdų įvertinimą materialinėme lygmenyje, konkrečią sumą, kurią gauna už pavogtus daiktus, jis turės pakeisti į tęstinių pastangų reikalaujantį mokymosi procesą, kur pažymys, pagirimas, paskatinimas neretai yra sunkiai apčiuopiami, sunkiai įvertinami, dėl to nesuvokiami kaip reikšmingi, kaip svarbus. Jie kaip išskirtinai idėjinio pasaulio pastiprinimai sunkiai įsitvirtins tokio vaikino mąstyme ir pasaulio suvokime. Tai apima ir vaikus, kurie nelanko mokyklos, kadangi savo tikslą kelia visai kitokį nei įprastai reikalauja visuomenė. Jie nori būti dideli, jie nori būti suaugę. Tai pagrindinis jų siekis – būti didesniais nei yra. Tačiau nėra ir tikslo parodyti, ką aš galiu, pasiekti vis daugiau ir daugiau prosocialia linkme. Tik nuoseklus darbas, tik nuosekli priežiūra gali tokiems vaikams padėti vystytis
taip kaip pridera mūsų visuomenėje. Patirdami priešpriešą tarp jų vertybinio pasaulio ir reikalavimų iš aplinkos, jie jaučia nepasitenkinimą ir nepripažinimą. Socialinis darbuotojas, veikdamas su tokiais žmonėmis, su tokiais nepilnamečiais, turi daug dėmesio skirti formuluotėms, kurias atiduoda vaikams. Kritika turi būti pačių vaikų pamatoma ir skiriama savo. Ji turi būti kontroliuojama, kad nebūtų per ryški ir netaptų destruktyvę kritiką orientuota paties vaiko savo. Kadangi per stipri kritika, destruktyvi kritika individualiame lygmenyje gali sugriauti savęs vertinimo sistemą ir neleisti jos atstatyti į prosocialų, adekvatų lygmenį. Vaikai turintys žalingų įpročių - tai vaikų grupė, kurie siekia save realizuoti paviršutiniškais simboliais. Tai būtų rūkymas kaip tabako gaminių vartojimas, tai gali pasireikšti alkoholio vartojimu, sprendžiant specifines problemas, sunkumus, krizes, paslėptai veikiančias žmogaus viduje. Neretai net patys vaikai negali tiksliai įvardyti, kodėl jie taip elgiasi. Neretai tai yra tiesiog priemonė įtvirtinti save konkrečioje bendramžių grupėje arba priemonė pasakyti savo pačiam, aš esu vertas, aš esu galintis. Dirbant su šeima, kurioje vaikas turi žalingų įpročių, aktualu padėti tėvams ar globėjams sudėlioti adekvačias vertes tiek suaugusiųjų pasaulyje, tėvų pasaulyje, tiek vaikų pasaulyje. Ne? Aptariant vaikus kaip socialinio darbo klientus, aktualu įvertinti ir bendrasias vaikų charakteristikas, galinčias paveikti vaikų elgseną. Visų pirma, vaiko amžius ir lytis. Kaip jau aptarta, vaikas, jauna asmenybė, patiria reikšmingą kiekį asmenybės raidos krizių. Jie itin aktyviai vystosi ir atrodo subjektyviai vertinami, neretai nebūtinai reikšmingi įvykiai vaiko pasaulyje gali tapti kertiniais, išmokstant pažinti aplinką, išmokstant tinkamai joje reaguoti. Labai svarbus yra ir psichologinis ir fizinis brandumas. Tai, kiek aplinka skiria vaiko vystymuisi dėmesio, tai kiek tėvai skiria pastangų lavindami savo vaiką, jo galimybės veikti, pasitikėti savimi, konstruktyviai siekti norimo rezultato. Ir visų pirma, kelti savo vis aukštesnius tikslus, gali sąlygoti psichologinį vaiko išsivystymą. Greta specifinių raidos sklaidos sutrikimų, kaip autizmo sindromas, Dauno sindromas ir kiti, reikšminga vaikų dalis, nors ir turėdami fiziologinį pagrindą tinkamai asmenybės raidai, negauna reikiamo dėmesio iš tėvų, negauna tinkamų pastangų visavertį asmenybei vystytis. Kai socialinės rizikos grupės šeimoje susidaro nepalankios aplinkybės vaiko asmenybei vystytis, visų pirma reikia dirbti su tėvais. Kartu reikia iš dalies pakeisti tėvus. Socialinis darbuotojas turi skirti laiko vaikams, turi skirti laiko ugdyti jų asmenybės ir kartu mokyti tinkamai elgtis tėvus. Čia reikalinga kompleksinė pagalba tiek iš konkretaus socialinio darbuotojo, tiek iš įvairių įstaigų galinčių padėti šeimai, galinčių
mokyti tėvus, juos konsultuoti, teikti kitas socialinės paslaugas, kaip vaiko užimtumo formavimą, kaip materialinės pagalbos teikimą ir kitas. Svarbus reiškinys, galintis sąlygoti krizės įveikimą, yra ir šeimos finansinė padėtis. Gyvename amžiuje, kai vaikai, nuolat gaudami pačią įvairiausią informaciją, neretai prisiriša prie materialių vertybių. Jiems aktualu įvertinti save pagal finansinės galimybės, pagal užimtumo galimybės, pagal tai, ko yra pasiekę tėvai, pagal tai, kiek galima orientuotis į tėvus, jų elgseną, pagal tai, kaip galima vertinti save šeimos ir visuomenės kontekste. Labai svarbus aspektas, sąlygojantis krizę ir jos sprendimą vaiko pasaulyje, bus vaiko ir šeimos aplinkos santykiai. Nuo santykių turinio, nuo šeimos aplinkos pastangų priimti vaiką ir padėti jam vystytis konstruktyvia linkme, priklausys tai, kiek vaikas turės aktyvių išorinių resursų konstruktyviai įveikti krizę. Jei šeimoje dominuoja destruktyvi komunikacija, kritika, konfliktai, pykčiai, vaikas tenksis iš tokios šeimos pabėgti. Jam formuosis nesaugumo jausmas, kuris paskatins pačiam, neturint patirties, ieškoti sprendimų, kaip įveikti krizę ir atstatyti pusiausvyrą. Svarbi ir vaiko asmeninė patirtis susidorojant su krize. Jei kalbėsime apie socialinės rizikos grupės šeimas, vaikai neretai nėra tinkamai apmokyti, kaip spręsti konfliktus. Nėra iki galo supratę, kaip reikia reaguoti į jiems svarbius gyvenimo įvykius, į jiems sudėtingas situacijas. Dėl neretai iškreiptų santykių su vaikais, tėvai patys turėdami problemų, spręsdami savo gyvenimo krizes, dar mažiau dėmesio skiria padėti vaikams tinkamai susiorientuoti tame, kas vyksta aplinkoj, kokią reikšmę tai turi ir kaip galima išspręsti kylančias problemas. Neretai vaikai lyg ir pasilieka šiek tiek ankstyvesnėse charakterio formavimosi stadijose ir yra linkę stipriau fiksuoti konkretaus poreikio tenkinimą prie konkretaus noro. Jiems būdinga aktyvesnė fiksacija naudoti senus elgsenos modelius, tokiu būdu lyg ir dezadaptyviai elgtis aplinkoj, kuri reikalauja pokyčių, kuri reikalauja priimti naujas atsakomybės, kuri reikalauja adekvačiai reaguoti į socialinę aplinką, į negatyvius veiksnius, į negatyvius įvykius. Pokyčiai socialinėje ir fizinėje aplinkoje taipogi yra svarbus reiškinys vaiko gyvenime. Šeimos persikraustymas, gyvenamosios vietos pakeitimas, kultūrinės aplinkos pokyčiai ar šeimos struktūros pokyčiai taipogi reikšmingai keičia vaiko gyvenimą. Jei kalbėsime apie gyvenamosios aplinkos pokyčius, visų pirma vaikas iš naujo adaptuosis pasikeitusioje visuomenėje. Taip, vaikai jau žino taisyklės bendriausiomis prasmėmis priimtinas visuomenėje. Jie žino pačius bendriausius reikalavimus mokykloje, neformalioje vaikų aplinkoje, šeimoje. Tačiau pasikeitus gyvenimo aplinkai, fiziniai aplinkai, gyvenamai vietai, vaikai susiduria su naujais iššūkiais. Keičiasi jų kasdienybė, keičiasi smulkūs ritualai esantis kiekvienos dienos
dienotvarkėje, esanties čia ir dabar. Vaikams sudėtinga su tom susitaikyti. Vaikai dar neturi pakankamai patirties priimdami naujus sprendimus, performuodami savo norus ir požiūrius. Todėl socialinis darbuotojas turi atkreipti dėmesį į tokį vaiką. Turi padėti jam išgyventi jausmus ir suprasti, ką pats vaikas jaučia. Turi padėti išmokti įvardinti tikras emocijas, kurios vaikui kyla. Turi padėti suprasti, kokią reikšmę tos emocijos turi ir kokią prasmę gali suteikti gyvenimui. Itin naudinga tokiems vaikams parodyti, jog galima, patyrus negatyvią emociją, leisti emocijai įvesti vaiką specifinių, instinktyvių ir kartais destruktyvių elgsenos kelių. Tačiau žymiai naudingiau yra suvokti tikrąją emocijos esmę, reikšmę ir padėti vaikui priimti sprendimą, kuris leistų efektyviai siekti tikslų. Tokiu būdu išmokyti vaiką neignoruoti savo emocinius išgyvenimus, bet gauti maksimalią naudą, priimant sprendimus. Padėti patirti žymiai didesnį kiekį pozityvių emocinių išgyvenimų ir leisti išmokti adekvačiai vertinti neigiamus išgyvenimus, išmokyti nestiprinti neigiamų emocijų, neigiamų išgyvenimų, nebėgti į krizę, o išmokti ją spręsti. Jei pokyčiai nutinka socialinėje aplinkoje, vienas iš dažniausiai pasitaikančių reiškinių tai šeimos narių pagausėjimas, brolių ir seserų atsiradimas arba netektys, kai iš šeimos pasitraukia vienas iš suaugusiųjų, tai tėtis arba mama, arba kai jaunesni broliai ir seserys yra išeinantys iš šeimos, kai jie patenka į globos įstaigą. Vaikai tokiamis aplinkybėmis susiduria su reikšmingais gyvenimo pokyčiais. Toje situacijoje, jeigu šeimos narių kiekis padidėjo, vaiko gaunamas dėmesys sumažėja. Jie turi išmokti daugiau atsakomybės, nors ne visada yra pasiruošę ją priimti, nors ne visada yra įgalūs ją priimti. Tokiamis aplinkybėmis aktualu išmokyti tėvus tinkamai komunikuoti su vaiku, pastebėti jautrius vaiko reagavimo taškus, jautresnės temas. Padėti vaikui pamatyti jaunesnį brolį ar jaunesnę sesę ne kaip gyvenimo trikdį, kurio galima nemylėti, kurį galima šiek tiek skriausti ar kažkaip konfliktiškai reaguoti į visą aplinką ir pykti ant tėvų už mažesnį skiriamo dėmesio kiekį. Galima padėti išmokti vaikui būti vyresniųjų broliu arba vyresniąja sese. Galima paskatinti tokį vaiką būti pavyzdžiu. Tokiu būdu lyg ir kelti vaikui aukštesnius reikalavimus, didinti jo savikontrolę ir pamažu sukurti aplinkybės naujam savirealizacijos, savęs patvirtinimo procesui. Jei prarandami šeimos nariai, tokiose aplinkybėse vaikas susiduria su tuštuma, su asmenybės priimtomis vertybėmis, tiksliau jų persiformavimu. Vaikas susiduria su realybės dalimi, su atviru pavadinimu, jog jo šeimoje kažkas pasikeitė. Jei tai netekties krizė susijusi su mirtimi, aktualu padėti vaikui pamatyti, jog ne jis kaltas yra dėl mirties. Padėti pamatyti tai, jog
mirtis yra natūralus gyvenimo elementas. Jei tai aplinkybės, kuriuose vaikas praranda brolius ar seseris dėl jų išvykimo gyventi į vaikų globos įstaigas, aktualu padėti vaikui pamatyti, kad ne jo elgesys su jaunesniais broliais ar seserimis, ar vyresniaisiais broliais ir seserimis yra priežastis, kodėl atribotas bendravimas kažkurių vaikų nuo šeimos. Aktualu parodyti kelią, kaip save realizuoti, kaip palaikyti komunikaciją su nutolusiais šeimos nariais. Stengiantis teikti pagalbą nepilnamečiams, aktualu įvertinti tai, kad įveikiant krizę, konsultuojant vaikus krizinėje situacijoje, labai svarbu skirti dėmesį ne praeičiai ar ateičiai, o padėti vaikui išgyventi krizę čia ir dabar. Esant konkretiems sukrečiantiems įvykiams, vaikas atviras pagalbai. Teikiant pagalbą, vaikas gali su ja susidoroti per 4-6 savaitės. Jei tai pasikartojantis arba ilgalaikiai įvykiai, jie reikalaus ilgalaikio korekcinio proceso, šeimos, giminių, mokyklos palaikymo, paskatinimo, kintant pasaulėvaizdžiui, savivertės turiniui. Jei stengsimės padėti vaikui išvengti krizės, išlaikyti stiprybę ir konstruktyvų elgesį, kol krizės dar nėra, turime akylai stebėti problemas mokykloje, kurios gali pasireikšti tiesiog išsiblaškymu, dėmesio sutrikimais, prastėjančiais pažymiais, kai kuriais elgsenos sutrikimais ne pamokų metu. Taip pat gali pasireikšti sveikatos sutrikimai, kaip apetito pokyčiai, miego sutrikimai, skausmai dėl neaiškių, nežinomų priežasčių. Tai gali būti elgsenos pokyčiai kaip impulsyvumas, agresyvumas, užsidarimas nuo aplinkos, negatyvus jos vertinimas, polinkis svaigintis ar saviagresija. Priklausomai nuo kylančių problemų, nuo pasireiškiančių indikatorių, galime identifikuoti krizės sudėtingumą, krizinio išgyvenimo reikšmę ir vaiko būklę. Tačiau visada stebėsime, jog vaikas, net ir užsidarydamas nuo aplinkos, patirs emocinio jautrumo augimą, kai pasižymės dominuojančiomis neigiamomis emocijomis, santykiniu uždarumu ir stengimusi pabėgti iš bet kokių konfliktinių situacijų, nusivylimu ir negatyviais vertinimais į paprastai pagalbą teikiančius asmenis, nuotaikų kaita ir užsidarimu. Vaikams padidės įtarumas, budrumas ir atsargumas. Gali pasireikšti vengimo sindromas, kaip nenoras būti konkrečiose vietose ar su tam tikrais žmonėmis, valgyti tam tikrą maistą, atlikti tam tikras veiklas. Kartu pasireikš ir reikalavimų keliamų tiek savo, tiek aplinkai bipoliškumas. Vaikas, esantis psichologinėje krizėje, nebesugeba pamatyti, jog yra daugiau sprendimų konkrečiai situacijai. Pavyzdžiui, tėvų skyrybų metu vaikui aktualu yra bandyti įvairiomis formomis rasti priežastis, kodėl tėvai išsiskyrė, kodėl yra prarastas laikas
skirtinas vienam iš tėvų, tam, kuris nuo šiol gyvena atskirai. Vaikui sudėtinga suvokti, kodėl dabar jam įprasti ritualai yra nebepasiekiami, kodėl įprasta dienotvarkė yra nebepasiekiama. Tokiu būdu galima projektuoti kaltę į save, kaip į vaiką, kaip į asmenį, kuris gali prisimti atsakomybę už tai, kad tėvai išsiskyrė. Taipogi galima projektuoti atsakomybę į konkretų tėvą ir neretai tėvas, likęs auginti vaiką vienas, prisideda prie to. Tai ir palyginimai skirti vaikui, kai vaiko negatyvūs ar auginančiam tėvui arba mamai nepatinkantis poelgiai sulyginami su šeimą palikusiu asmeniu. Tai skamba, tu kaip tėvas, tu kaip mama. Ir toliau nejučiom neretai globėjai arba tėvai tęsia psichinę ataką. Jie neįvardyja norimo elgesio, konkrečių poelgių, kuriuos realizuodamas vaikas turėtų jaustis saugus. Jie toliau atakuoja vaiko asmenybę, įvardindami negatyvias charakteristikas, priskirdami negerą elgesį ir taip atimdami bet kokį norą veikti, formuodami nepasitikėjimą savimi ir aplinką, nesaugumo jausmą, atitolimą nuo globėjo ar mamos ar tėčio, kuris yra šalia, kuris turėtų būti papildoma atsvara augančiai asmenybei. Norint padėti vaikui išgyvenančiam krizę, labai svarbu padėti suprasti, jog vaikas yra svarbus žmogus, jog jis iš savęs yra vertingas, jog jis jau yra vertybė. Vaikui svarbu būti išklausytam ir išgirstam. Klausykite atidžiai ir ramiai. Čia svarbu aktyvus klausimasis, kuris nėra vien tik linksėjimas ir paprastas atkartojimas vaiko minčių. Tai yra pasitikslinimas, ar tinkamai vaikas yra suprastas. Tai yra pasitikslinimas, ar vaikas tinkamai išreiškia mintis. Galbūt vaikas galėjo panaudoti kitokį terminą įvardinti būsenai ar situacijai, įvardyti aplinkos pokyčiams. Aktualu skatinti vaiką išreikšti visus jausmus, persakyti, kad visi jausmai yra priimtini. Kartu tai yra mokymas sugebėti atskirti jausmus nuo norų. Tai pagalba vaikui sugebėti tiksliai įvardyti savo emocijas, sugebėti identifikuoti jų priežastis, sugebėti identifikuoti poreikius, kurie yra netenkinami. Tai yra pagalba vaikui, plečiant akiratį, plečiant norų, kuriuos realizuojant galima patenkinti poreikius. Padedant vaikams veikti krizes, svarbu atsakyti į jų keliamus klausimus. Atsakymai į vaikų klausimus turi būti trumpi ir aiškus, paprasti. Aktualu tuos atsakymus pakartoti, jei reikia. Aktualu pasistengti išsiaiškinti, ko tiksliai vaikas nesuprato. Vaikas išgyvenantis krizę, pasižymintis bipoliniu aplinkos matymu, įvertina tik tais tai, kad jam yra arba gerai, arba blogai. Būdamas krizėje, vaikas išmokęs yra nebematyti gerų aplinkos elementų, nebesuteikti jiems reikšmės ir matyti tik vieną ar kelis nepatenkintus poreikius. Socialinio darbuotojo tikslas yra padėti vaikui atrasti laimę iš naujo. Padėti kompensuoti savirealizacijos poreikio trūkumą, patvirtinimo, priklausimo poreikių trūkumus. Tai yra sudėtingas tęstinis darbas,
kurio metu vaikas mokosi mąstyti konstruktyviai, matyti daugybę sprendimų vienoms ir toms pačioms krizinėms situacijoms. Aktualu užtikrinti vaikams saugumą, padėti formuluoti trumpalaikius veiklos tikslus, nes matydami tik polinių matymų jiems aktualias situacijas, jie nori itin aukšto poreikio patenkinimo. Jei padėsime jiems pajausti pasitenkinimą, kai poreikio patenkinimas nėra itin stipriai išreikštas, ir sugebėsime padėti vaikui duoti savo moralinį pastiprinimą už mažo tikslo pasiekimą, jie žymiai efektyviau eis konstruktyvaus krizės sprendimo link. Pokalbiais, bendravimu, atjautimu aktualu parodyti, kad aplinkoje ir kiti vaikai susiduria su krizėmis. Ir suaugę susiduria su krizėmis. Tačiau aktualu tas krizės spręsti, nepasislėpti nuo jų, ne formuoti pyktį aplinkos atžvilgių, o spręsti, likti galinčių, norinčių ir veikiančių asmenių, tiek vaikui, tiek suaugusiam. Aktualu užtikrinti vaikui socialinę paramą, įtraukti kuo daugiau artimų žmonių, kad vaikas turėtų galimybę bendrauti, būti su jį suprantančiais asmenimis. Čia socialinio darbuotojo darbas yra ir apmokyti artimos aplinkos asmenis, tinkamai reaguoti į vaiką išgyvenantį krizę, tinkamai suprasti, kas vyksta to vaiko pasaulyje, kiekvienoj individualioj situacijai, padėti suaugusiesiems, kitiems šeimos nariams, performuluoti vertinimus skirtus aplinkai ir pačiam vaikui, palaikyti jų konstruktyvę, šiltą, emocionaliai palaikančią aplinką. Taipogi aktualu patikėti vaiku, kaip sunku bebūtų tai padaryti. Padrąsinti vaiką ir pasakyti, kad juo tikite, kad gaila dėl nutikusių skaudžiai įvertinamų įvykių, kad taip nutinka ir kitiems vaikams, jei vaikas tai stipriai akcentuoja, kad jam vienam taip nutiko. Aktualu paaiškinti vaikui, kad niekas neturi teisės su vaiku elgtis blogai. Padėti vaikui pamatyti situaciją adekvačiai, padėti ją apžvelgti iš pačių įvairiausių pusių, kiek vaikas konkrečiame raidos periode yra pajėgus įvertinti, analizuoti situaciją. Vaikas turi žinoti, kad bus apgintas ir apsaugotas. Jei socialinis darbuotojas išsigando ar supyko, tai normali reakcija. Tai žmogiška reakcija, tačiau aktualu nestiprinti savo blogų jausmų. Aktualu adekvačiai suprasti, kad neretai ne vaikas yra kaltas dėl tų jausmų, ne vaiko veiksmai paskatino tuos jausmus, o mes patys, dirbdami su vaikais, priimam sprendimą jausti konkrečias emocijas ir leidžiam joms arba stiprėti ir sąlygoti mūsų elgesį, tokiu būdu ir išgąsdinti patį vaiką, arba mes patys galime reguliuoti savo emocijas ir koreguoti savo elgesį, dirbti itin profesionaliai. Padedant vaikui spręsti krizę, aktualu padėti jam nustoti save kaltinti dėl nutikusių įvykių. Leisti pasakoti visus išgyvenimus ir visas mintis. Padėti atskirti, kur yra vaiko subjektyvi nuomonė
ir kur yra tiesa. Turiu omenyje padėti atskirti vaiko atsakomybės prieš save ir aplinką ir vaikui netenkančias atsakomybės. Na, vaiko atsakomybės prieš save ir aplinką krizinių išgyvenimų metu yra stengtis priimti pagalbą iš aplinkos, stengtis elgtis tinkamai, stengtis išreikšti savo jausmus ir likti prosocialia asmenybė, kuri stengiasi vystytis. Vaikui netenkančios atsakomybės, tai atsakomybė už tėvų ar globėjų elgesį, už tolimesnį socialinės aplinkos narių elgesį. Tačiau vaikai yra linkę prisimti kaltę ir atsakomybę savo. Aktualu padėti jiems atskirti šias atsakomybių grupės. Aktualu sužinoti kuo daugiau apie įvykį, kas vyko prieš krizinius išgyvenimus, kas vyko po jų, kas buvo skriaudikas, pažįstamas ar svetimas žmogus, kaip vaikas pats reagavo, ko vaikas bijo, kokios konkretaus įvykio detalės pačios skaudžiausios. Na, aktualu yra suteikti ir pirmąją pagalbą, nuvesti vaiką pas gydytoją, jei vaikas sutiktas čia ir dabar, ką tik po krizinio išgyvenimo. Svarbu padėti suprasti tai, kas atsitiko. Svarbu atskleisti krizinius išgyvenimus, krizinės situacijas vaiko aplinkai. Nes neretai patys vaikai nėra linkę išsiduoti apie juos žalojančius įvykius artimiesiems. Jie stengiasi lyg ir apsaugoti savo artimuosius. Padėti gyventi su mažesniu problemų kiekiu, tikint, kad aš iškentėsiu, aš juk stiprus, aš juk didelis. Tačiau vaikas turi gauti pagalbą ir problemas keliančias krizinius išgyvenimus reikia spręsti. Svarbu kreiptis į tarnybas, kurios rūpinasi vaiko teisių apsaugą. Jei kriziniai išgyvenimai labai sunkus, šios tarnybos darbuotojai gali suteikti tiek psichologinę, tiek emocinę pagalbą aukai arba jos šeimai. Svarbu parodyti vaikui, kad jis gali jumis pasitikėti. Kad vaiku bus pasitikima ir kad vaikas bus apsaugotas.